Girdėjus vaikai sako, draugai ne grybai, ieškoti nereikia. Taip, labai teisingai. Aš nenoriu dėtis kaukės. Aš labai noriu, kad būčiau, realiai tokia, kokia esu, kad nebepersipint per to savo melus po to. Tai ką daryti, kad visiems patiktum? Kaip jums toks klausimas? Tai nepriklauso nuo to, kiek tu pritampi prie tos grupės, ar kaip tu rengies, ar kaip tu kalbi. Ta prasme, tai priklauso tik tais nuo tų žmonių, kurie nori būti tavo draugais. Ir man labai padėjo, kad aš supratau, kad aš į mokyklą net dėl draugų einu, aš einu mokytis. Paauglystėj taip svarbu pritapt. Kas čia per tokia pritapt? Gal tu turi instrukciją? Labas. Aš Jurga. Uma, Upės merginų ir mamų akademijos mama. Ir šiandien, kaip ir kiekvieną kartą, čia studija šalia manęs yra geriausios paauglystės ekspertės Lietuvoje. Mūsų Lietuvos paauglės. Šiandieną čia Beata ir Smiltė. Ir turbūt, kad merginos pradėkim nuo jau tradiciją tampančio žodyno susivienodinimo. Gerai? Matau, akis susiaurėjo Smiltės. Kai jūs girdite žodžių junginį, mane supranta. Apie ką jis jums? Ir tai gali būti labai vairiame kontekste. Gali būti draugystė, gali būti mama, gali būti draugas. Tai kai aš pasakau, kad mane supranta, tai aš jaučiuosi, kad kažkas yra per tą patį perėjęs, ką einu ir aš. Ir puikiai gali kokį patarimą duoti ir aš labiau klausysiu. Aš, pavyzdžiui, suprantu, kad mane suprato. Aš labiau klausysiu to žmogaus patarimo, negu kažkurio, kuris man... Super, ačiū. Man, kai aš sakau, kad mane suprato, tai toksai, mane suprato. Irgi tasai, kad tikrai klausysiu daug geriau to žmogaus, kuris mane suprato, man taip atrodo. Ir tai yra dažniausiai žmonės, kurie su manim rezonuoja. Manau, kad maždaug apie tą patį, kad praėjo tą, ką aš einu, ar irgi praėjau. Ir tiesiog čia bendri žmonės. Kai aš galvoju, kad mane supranta, tai aš labai tikiuosi, kad žmogus, kuris manęs klausosi, jis girdi tai, ką aš iš tikrųjų sakau. Kadangi labai dažnai atsitinka taip, jog 2 žmonės sėdi arba 3 žmonės sėdi, kalbasi tarpusavyje ir tie, kurie klauso, jie girdi tai, ką nori girdėti. Jie interpretuoja žodžius skirtingai, jie galvoja, jie perleidžia tuos žodžius per savo patirtis ir reaguoja nebūtinai taip, kaip aš noriu. Tai aš labai mėgstu, kai mane supranta, kai mano žodžius priima taip, kaip jie ir nuskambėjo mano galvoje. Bet tai nėra taip paprasta. Neseniai stovykloje viena mergina manęs paklausė, tai mergina nebuvo tokia drąsi paklausti. Tai buvo anoniminis raštelis dėtas į klausimų bliūdą ir klausimas, aš bijau jį pabandysiu perfrazuoti, skambėjo taip: ką daryti, kad pritapčiau klasėje ir visiems patikčiau. Ir man atrodo, kad daugybė mamų arba nesupranta, kad toks klausimas iš viso kyla jų dukrų galvose, arba supranta ir nežino, kaip joms padėti. Tai ką daryti, kad visiems patiktum? Kaip jums toks klausimas? Aš tai jau manyčiau, kad tai yra labai svarbu iš tikro, bet nereikia to labai sureikšminti per daug. Ir kas man visą laiką padėdavo, kad aš žinau, kad aš turiu einu į naują kompaniją, bet aš turiu tokias tvirtas savo draugės, kurios supras mane, jeigu man kažkas atsitiks, jeigu aš ten kažkaip pasielgsiu ir dėl to poelgio manęs gali kiti nepriimti, bet mano draugė mane palaikys. Ir jis jau pažinos mane tiek, kad aš prie jos galėčiau taip laisvai pasielgti. Ir kad man būtų toks natūralesnis įėjimas į kitų tą ratą naują, kad būtų toks natūralesnis įėjimas, aš nenoriu dėtis kaukės. Aš labai noriu, kad
būčiau, realiai tokia, kokia esu, kad nebepersipin per to savo melus po to. Ir man labai kažkaip svarbu turėti tą savo stuburą, bet kai aš neturiu savo stuburo, tada aš labai dažnai ir krentu. Bet man atrodo, kad tu tiksliai žinai, ką daryti savo atveju. Jo. Kai tu nusimi kaukę ir pasimi į parankę keletą draugių ir pasitelki pažeidžiamumą ir eini naują kompaniją, ar tu tikrai visiems patinki? Ar būtina visiems patikti? Tai aš kažkaip kartais ir nesistengiu visiems įtikti, nes man čia yra patlaižiavimas. Jau nenoriu kažkam įtikti, kad pasikeisti ir įtikti, ne. Aš jau geriau dabar sėdžiu savo klasį su pažįstamais, ne su draugais, bet aš žinau, kad aš tada pasielgiau taip ir aš nesigailiu to visiškai. Gal man yra šiek tiek sunku ir skaudu, kad ten nepasikviečia į kokią kavinę po pamokų, bet aš jau žinau, kad aš dabar pagal savo situaciją aš net neičiau su jais niekur, nes jie mane paliko, kai man buvo skaudu. Gerai, užfiksuok, pabūk, paliudėk truputuką. Gerai. Aš turiu stiprią nuomonę šitą temą. Aš jaučiu ją ir jaučiu tavo žvilgsnį. Kad įtiks visiems yra neįmanoma. Neįmanoma. Nėra nei vieno dalyko, dėl kurio pasaulis sutiktų. Nei vieno. Net rozetės kokias naudot pasaulį. Visur skirtingai. Ta prasme, neįmanoma ir mano manimų nereikia. Aš įtinku pati savo, kas yra tikriausiai sunkiausia. Ir aš esu laiminga, nes vis tiek daugiausia, ką tu turi, tai pat save, mano man. Ir jeigu tu kažkam neįtinki, tai gerai, nes neįmanoma. Gerai, skamba įtikinamai iš tvirtos savim pasitikinčios merginos. Ne? Ir dabar įsivaizduokite, sėdi prie ekrano mama, kurios dukra ne taip savim pasitikė. Ir kurios dukra iš tiesų išgyvena skaudžiai atmetimą klasės, kolektyvo, kokio nors teatro būrelio, ar galbūt dailės mokykloje nebūtinai pavyksta patikti ir įtikti, ir dukra jaučiasi vieniša. Duokite instrukcijų mamai, ką tokiai mamai dabar daryti, ką įsakyti dukrai. Aš tai manau, kad mamai svarbiausia turėtų būti, kad dukra galėtų būti su ją pilnai atvira ir papasakotų. Ir pati mama gal turi kokių istorijų, patarimų, kaip galėtų patarti, bet ne taip, kaip jinai sugalvojo, kad kaip pat jos laikais buvo ir kad taip, kaip jinai sugalvojo, bet iš savo patirties asmeninės, kad kaip jinai darė, gal kai ją buvo nepriėmę, ar tiesiog labai svarbu, man atrodo, atvirumas yra iš mamos. Gerai, tai aš girdžiu, yra kenčianti dukra, yra labai atvira mama. Mama gali papasakoti savo istorijų, kaip jie padėti dukrai. Gelbėkit mamą. Mano manimu šitoj situacijai mama turi būti tas draugas, kaip sakei, prie kurio tu gali sugrįžti, jeigu tau kažkas nesiseka. Arba mano atveju, taip kaip aš sugrįžtu prie savęs, tai taip sakyti, jeigu mama galėtų būti tuo žmogumi, tai čia būtų tiesiog idealu. Ir manau, kad taip pat mamai reiktų palaikyti savo dukrą tame, kame jinai mano, kad yra arba yra, nes ne visada tai yra aišku. Ir tiesiog bandyti padėti dukrai nepritapt, o bandyti padėti dukrai išsiaiškinti, kas jinai tokia yra pati savo. Man kas padėjo, aš irgi iš pradžių atėjau į naują mokyklą, pritapau ir tada gavos, kad kažkaip atsistūmė mano ryšys. Ir man labai padėjo, kad aš supratau, kad aš į mokyklą net dėl draugų einu, aš einu mokytis. Ir pavyzdžiui, einu į teatro būrelį, tu žinai, ko tu sieki, pavyzdžiui, tapti aktorium.
Ir labai reikia savo tikslus tos tikruosius žinoti ir kad ta prasme, ne tik eini dėl draugų visur, o eini ir dėl to, kas tau iš tikrųjų rūpi tenais. Ir aš žinau, kad aš šitą mokyklą einu ne tik dėl to, kad ten, ta prasme, draugai yra, bet ir tuo pačiu metu dėl to, kad ten labai gera mokykla, labai gerai parašė. Aišku, visko būna, bet einu, kad mokytis, nes mokykla tam ir yra skirta. Aš girdžiu, kad tau labai svarbus yra tikslai. Koks tavo tikslas? Dabar... Koks tikslas yra didesnis už viską? Už draugystę, už priėmimą klasėje? Labai priklauso nuo to, kur esu, nes, atrodo dabar tokių tikslų, kad pasakyti negalėčiau, pabaigti mokyklą tikslas, čia toks, simple. Ir po to įstoti kokius kursus psichologijos, tokius, bet tokio tikslo labai ir neturiu. Kad aš žinau, ko aš einu į kažkokią ten, pavyzdžiui, šokius einu tam, kad šokti. Ne tam, kad į konkursus važiuoti, o tam, kad aš galėčiau paleisti save ir bent valandą aš taip su savim susijungiu. Gerai. Aš vis dar kaip mama virpančia širdim laukiu instrukcijos. Manau, dar vienas iš dalykų, kuriuos mama galėtų padaryti, tai paaiškinti savo dukrai, kad tikri draugai ir tikri žmonės, kurie supranta, jos dukra, jie ateis ne patys, bet jie kaip nors atsiras tavo gyvenime. Aš esu girdėjus, vaikai sako, draugai ne grybai, ieškoti nereikia. Taip, labai teisingai. Reikia išaiškinti dukrai, kad jie ateis vienaip ar kitaip patys ir nereikia to kažkaip stumti, nereikia jų prisitraukti prie savęs, kad jie būtų tavo draugai, nes tikri draugai jie patys prie tavęs prieina ir patys tavim lieka, tai yra jų sprendimas. Tai nepriklauso nuo to, kiek tu pritampi prie tos grupės, ar kaip tu rengies, ar kaip tu kalbi, ta prasme, tai priklauso tik tais nuo tų žmonių, kurie nori būti tavo draugais. Jeigu jie nenori, jie nebus. Negali priversti mylėti, ar ne? Neįmanoma. Gerai. Girdžiu ir vis dar girdžiu iš tvirtai savim pasitikinčių merginų. Bet ką daryti mamai, kurios dukra sėdi namie virtuvėje užsikniaubus ir sako, mama, manęs nieks nesupranta, manęs nepriima klasiai, aš esu tokia vieniša, aš nebenoriu ten būti, mama, ką man daryti? Duokit patarimą mamai. Visų pirma, reikia išsiaiškinti, ar tikrai ta dukra bandė su kažkuo bendrauti ir susibendrauti, nes iš mano pačios patirties yra buvę žmonių, kurie patys bandė bendrauti su žmogum ir juos atstūmė dėl, ta prasme, dėl to, kad, bandė susibendrauti su to savim labiau nepasitikinčiu ir labiau su savim susikoncentravusiu žmogum ir nepavyko. Ir po to taip gavosi, kad tas žmogus ir išėjo iš visos mūsų klasės ir iš mokyklos. Bet su jie buvo bandyta bendrauti. Tikrai bandėm. Ir ne vieną kartą ją prakalbinti ir panašiai. Ir tiesiog kartais atrodo, kad mes jau nieko nebegalim padaryti. Ir tiesiog reikia išsiaiškinti, ar ta dukra pati bandė kalbėtis su kitais ir atsakyti normaliai į klausimą. Aš turiu supratimą, kad jeigu nori, tai atsitiks. Tik klausimas, ar tu stengies dėl to. Čia toks, tikrai, jeigu man būtų kas nors pasakė, kai aš pati bandžiau pritapti, tai būtų, kad tu čia man pasakai. Maždaug, aš stengiuosi. Bet, kaip pagalvoju, visą laiką reikia stengtis 120%. O kodėl paauglystėje taip svarbu pritapt? Kas čia per tokia pritapt? Man irgi, kai aš nepritapau, aš supratau, kam čia to reikia.
labai reikia iš tikro palaikymo, iš draugų, ne tik iš mamos, ne iš tėvų, apskritai, ne iš senelių kokių, bet reikia to palaikymo iš draugų, bet kartais tas palaikymas, aš supratau, kad mano draugai man daugiau gali duoti patarimų, bet aš nebūtinai jų klausysiu. Ir aš pasakiau savo draugiam ir šiandien buvo situacija, kad 2 draugiam pasakiau, sakau, aš jūs išklausau, jūsų nuomonė man rūpi, kai aš darysiu galutinį sprendimą, aš apgalvosiu jūsų nuomonę, bet sakau, dabar aš vis tiek, tai yra mano gyvenimas, aš jame su savim. Mūsų žmonės susisieks su jūsų žmonėmis. Aš vis dar turiu savo tą idėją, kad nereikia pritapti, reikia būti savim. Tai manau, kad tai ir yra didžiausia problema, kad žmonės nori pritapti, nes tu pritapsi, būdamas savim prie žmonių, prie kurių reikia pritapti. Tai čia gal svarbiausias dalykas šito momentu, kad kai nori pritapti, reikia suprasti, kad visgi tau nereikia pritapti, tau reikia būti savim. Ir čia mamos klausimu, tai vėlgi kartojuos, kad reikia padėti dukrai surasti save. Jeigu dukra turi tvirtą vidinę ašį, jai bus lengviau suprasti, prie ko ji nori šlietis ir prie ko ne. Teisingai aš suprantu? Taip. Gerai. Kur yra ieškoma vidinė ašis? Aš, mama, turiu dukrą. Dukrai reikia stiprios vidinės ašies. Ką daryti? Tai tiesiog, kad pati dukra nusistatytų tai, ko, ta prasme, su mamos pagalba, nusistatytų gal, ko jai reikia ir, tos ašies siektų. Aš labai atsimenu, vieną kartą buvau tokį tikslą nusistačius ir aš galvau, kaip man tą tikslą pasiekti. Ir taip aš pribridau, kad aš noriu ateityje studijuoti psichologiją, kad dabar aš turiu pabaigti gerai mokyklą tam, kad įstočiau ten ir aš labai norėdavau į Vilnių visą laiką, mane labai Vilnius traukė. Ir aš nusprendžiau, kad aš turiu pabaigti mokyklą gerai, įstoti tada į gimnaziją, tada, kad po gimnazijos gerai baigiu gimnaziją, egzaminus išlaikau ir stoju į Vilniaus universiteto psichologiją ir tada einu dirbti ten, kur norėjau. Kažką. Kur norėjai? Dabar toks irgi galvoju, pamastau, bet taip irgi toks atrodo svajonė. Tai kur tu dirbsi? Va, tansuoju. Supratau. O kodėl taip neužtikrintai sakai? Nes kažkaip atrodo, kad svajonė, atsimenu, vienu metu tai pasivežus buvau ir galvoju, jau rašysiu tau, kad savanoriaut priimtum. Ir tada kaip tik išėjo tais metais postas, gal ten jau buvau pasirašus, jau nutose, buvau viską pasirašus ir išėjo postas, kad nebesisiūlykit savanoriais, nes labai tikrai jau turiu daug komandos ir panašiai. Ir aš tada taip nusivylus buvau. Jo, gyvenime kartais atsitinka būtent taip. Mes kartais galim pralaukti, pasakyti, kai nors vaikinui, kad jis mums patinka. Ir kas nors jam pasakys pirmas ir jisai nebus supratęs, kad jums jis irgi patinka. Gerai, grįžtam prie mamų. Grįžtant prie mane supranta. Kokiais žodžiais mama galėtų paaiškinti dukrai, kad ją supranta? Nes žinot, kur aš dažnai atsirandu? Aš atsirandu tarp 2 girnapusių, kur mama sako, mano dukra manęs nesupranta, dukra sako, mano mama manęs nesupranta. Ir aš stoviu ir tarp vienų, ir tarp kitų ir sakau, bet pabandykit šitaip ir pabandykit šitaip. Ir sako, ne, nesuveiks. Aš jau bandžiau, manęs nesupranta. Kaip mamai, kokiais būdais, kokiais žodžiais, kokiais veiksmais paaiškinti dukrai, kad ji gali ją suprasti? Čia labai, labai rimtas klausimas, mes jį gavom iš mūsų klausytojų. Kaip? Tai mano mama tiesiog
papasakodavo kartais pačios savo patirties, kad, nu, vat, aš tave suprantu, nes man lygiai tas pats buvo. Nu, arba labai labai panašiai. Ir taip, nu, aš tave suprantu. Ir aš žinau, kad tau dabar tikriausiai yra skaudu labai ir nu, jo. Ir dukra iškart supras? Nu, ne iš karto, bet kartais aš tiesiog leidžiu tam nusistovėti. Šiaip tarp mūsų su mama, aš manau, yra tikrai labai geras ryšys ir aš labai stengiuosi mamos išklausyti visą laiką. Aišku, ne visada išeina, bet na, iš tikrųjų labai mes atviros esam su mama ir aš žinau, kad mano mama daro viską, kad mane apsaugotų. Mes, man atrodo, prie atvirumo temos turėsim sugrįžti, nes labai daug mamų klausia, ką daryti, kad dukros būtų atviresnės, bet šiuo metu man reikia instrukcijos. Taip, man patinka, kai su mama kalbuosi atvirai ir išgirstu abi pusės. Man patinka, kai aš turiu aiškumą. Tai reiškia, kad man mama, tarkim, sako, aš tave suprantu. Aš mamai sakau, man netrodo, kad tu mane supranti. Mhm. Ir aš jas klausiu, tai kaip tu mane supranti? Man mama papasakoja vienaip arba kitaip ir aš jai sakau, okei, pavyzdžiui, tu tikrai mane supratai. Arba, ne taip buvo. Ir bandau paaiškinti, ką aš jaučiu. Man patinka tas abipusis, reikia abipusio noro išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta. Ir įdėti tą pastangų, o ne kalbėtis tarsi, nu tai tu manęs nesupranti, tai tu manęs nesupranti, tai viskas. Ne, tu manęs nesupranti. Aš girdžiu, kad tu sakai, jog dialogas karalius. Ar aš teisingai tave suprantu? Nu, jeigu mokat skaityti vieną kitos mintis, tai manau, tai yra geriausias dalykas, bet nemanau, kad kažkas tai gali, todėl kalbėjimasis, manau... Kalbėjimasis padeda labiau negu minčių skaitimas. Viskas. Šiai dienai pakanka. Labai labai jums ačiū. Mes tikrai būtinai dar pasimatysim su jumis ir su jūsų ekspertinė nuomonė. Mamos, tėčiai, mėlieji, mielosios, rašykit, klauskit, užduokit rimtus klausimus, kuo konkretesni, tuo konkretesnį atsakymą ir gausit. Laukiam jūsų ir iki kitų susitikimų. Ačiū. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar